5,11. Tai vat, neveikia šitą rankeną. Žodžiu, aš čia pradėjau ardyti. Nusima 2 zagluškės tokias. Čia varžtas torksas. Čia irgi varžtas. Toliau eina. Toliau torksas. Čia. Toliau varžtas. Čia irgi zagluškė buvo. Taip pat toks pat varžtas torksas. Taip. Toliau. Šičia varžtas. Irgi zagluškė nuėmė varžtas. Čia irgi torksas. Ir toliau nuimam šitą plastiką. Va čia yra toks kabinukas. Jį užkabinį nusimaus. Ir ten bus po apačia plastikas, reikės jį atkabinti. Tai va, čia tiek varžtų, kas susijęs su šito durų pusė. O šičia reiks nuimti tą apsaugėlę. Čia atsukti irgi torksas šitą varšiuką ir įsiners spynelį ir patrauks į rankeną, įsitrauks. Pradedam ardyti. Atsukome varžtus. Tai čia šitas ir šitas yra torksas 20. O šitas varžtas būna torksas 30. Tai va, čia varžtai visi atsukti. Dabar imsim šitą dekoratyvinį detalę. Va čia yra tokia įpėva, reiks užkisti atsuktuvą ar kažką tokią. Biškį truktelti ir nusimaus jisai. Šiek tiek truktelėjau ant savęs ir dabar gražiai va. Fukt, nusimovi. Ir dabar reikia ištraukti tą lauk. Tai atsuksim, čia bus torksas 20. Atsuksim iki pat galo šitą varžtą ir gražiai ištrauksime lauk. Tai va, gražiai jinai įsitraukia tą spynelį. O. Ir viskas. Spynelė ištraukta. Šitą atrodo jinai. Toliau lieka rankena. Rankena čia paprasčiausiai trukteli truputį atgal. Ir va jinai atsikabina gražiausiai. Toliau yra laidas ten viduj. Tai va čia va reiks atjungti, nes nėra kaip nuimti to laidą. Todėl reikia nuimti visą va tą reikalą. Dabar imsim šitokį įrankį. Taip gražiai užkišim už durų ir klakt. Ir atsikabins viskas. Atpolidavau šitą reikalą. Ir dabar vat tą gumą reikia nuimti, čia įdėm po apačią. Kabinį už to stibuko. Nu, čia nieko neprisitita nėra, tai taip užkišti ir viskas. Ir va čia va yra, taip paryškinsiu, tokia plastikiuks toksai, reiks jį ištraukti, lauką. Iš čia lengvai įsitrauko su ranka. Ištraukiai. Ir viskas. Gražiai reiks atvož duris. Ir šiek tiek kilselti į viršų, čia yra užkabinta. Ir nusims. Žodžiu, dabar tokia situacija. Reikia atkabinti rankeną. Šitą rankeną. Tai dabar varžtas yra atleistas. Su viena sunku filmuoti. Čia nieko sudėtingo nėra. Va, gražiai į lauko pusę iškišai. Va, truputį sukreipi ir viskas, ta rankelė apsilieka. Toliau yra fiškė. Nuspaudžiam liežuvėlį, ištraukiam ir lemputė gale. Čia pasakė šiek tiek vat ir
Va ir viskas, jinai nusitraukia tą lemputę. Viskas. Nuimta panelė, dedam į šoną. Dabar situacija atrodo taip. Žodžiu, dabar reikėtų šitą revietą pašildyti su karštu fenu. Aišku, neperkaityti, nes bijo karštis, jeigu labai pakaitis lydis. Šiek tiek atplėšti. Ir ten rasim fiškę iš vidaus. Ją reiks atjungti. Šiek tiek atlenkiam gražiai. Ir dabar jeigu pavyks parodyti. Jaučiu, kad nelabai. Gal matysis. Na, žodžiu, ten viršai. O, kaip čia. Yra kaip... O, fiškę matai. Kampė, va ten yra fiškė. O, ją reikia atkabinti. Ir rankeną nusims. Gal taip atrodo. Ir keisim kitą. Šiaip rankeną šitą ir sėrdų. Ten tas blizgutis, jis veikia kaip antena. Ten yra toksai atsikišimas, liečiasi su viduj tą antenėlę, juostelę tokia. Šiaip ta juostelė keičiasi. Tai galim išardyti tą pačią rankeną ir pakeisti tą juostelę. Bet savo atveju nupirkau padėvietą iš laužino ir dėsim kitą. Su viskom. Atrodo iš vidaus panelė. Va, tvirtinimo taškai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Užsifiksuoja ir va šitas įsikiša kaip ir rodžiau. Kiekviena vietoj. Viskas įdėta. Pašildžiau su fenu. Jau spaudžiu atgal gražiai. Viskas dedam į krūvą.